pasikeitė visas tvarkas, grafikai. Čia daug kas kalba, kad reikia integruotis, kiek galima ten į vakarus. Kiti kalba kaip tik, kad tenai Rusija ten gerai. Mes matome, kas vyksta pasaulyje ir mes norim pasakyti labai aiškiai, kad reikia integruotis į Lietuvą. Čia yra lietuvių centras pasaulio ir iš čia mes žiūrime į pasaulį. Ir čia yra mūsų vertybės, mūsų tvarka. Tai yra mūsų šių metų šūkis. Tai kaip tas šūkis skambės? Tai yra mūsų sąjungos šūkė. Tai ne rytams ar vakarams, o Lietuva Lietuvos vaikams. Iš to, ką esat girdėję, nes jau tai tradicija tampančios lyties ir panašu, kad niekas nesikeičia. Tai kokios jums mintis šauna į galvą? Kas čia yra? Man tai įdomu, į kokią pusę eina Lietuva. Būna, kad yra patriotizmas, yra fašizmas. Reikia atskirti tos du judėjimus. Jeigu reikia Lietuva lietuvius, reiškia kitos tautybės turi išnykti. Čia yra fašizmas. Tai tą visgi jaunimą paauklėti norėtume truputėlį, ar ne? Jaunimas turi mokytis iš klaidų, kurie buvo padaryti karo metu. Ar skambės šiandien? Taip skambės. Tai yra istorinis šūkis, kurio autorystė priklauso Vincui Kudirkai ir mes nematome jokio reikalo jo atsisakyti. Jis reiškia, kad Lietuva lietuviams reiškia, kad lietuviai turėtų teisę patys tvarkytis savo valstybėje be jokių įtakų iš išorės. Be jokios įtakos. Ir be to, jeigu aš jums galiu parodyti, čia pas mus yra svečių iš Latvijos, iš Estijos, tai jeigu čia kažkas apie neapykantos kurstymą, tai yra nesantykios tarp tų, tai yra visiška nesąmonė. Nes pas mus atvažiuoja svečiai ir iš užsienio šalių, kurie mus palaiko. Nauja kalba yra apie fašizmą, tai kaip jau čia. Apie fašizmą ką? Kad čia fašistai žygiuoja? Ta prasme, taip? Tai reiškia, kad naikina, tai reiškia, reikėtų išnykti kitom tautom, jeigu tik Lietuva lietuviams. Lietuvoje niekam iš kitų tautų nebegyvena? Ne, tai yra tiesiog labai primityviai suprastas šūkis. Lietuva lietuviams! 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 Na, nežinau, mes niekada neskaičiuojam, kiek žmonių susirenka, oras gražus, matau, renginių daug ir tikrai mes nei registracijos kažkokios vykdėm, nei ypatingos reklamos, ateina tie, kam yra svarbu šiandien paminėti, būtent taip paminėti, jaunatviškai, pražygiuoti ir tiek, kiek ateis, tiek džiaugsimės kiekvieną atėjus. Bet tradicija jau prilimpo, galima. Taip, 2009 metais žygiavo 9 ar 10 žmonių. Dabar, jau žmonės žino, skambina, domisi, tikrai tradicija jau tapo, jau galima tikrai vadinti tradiciją. Kokius šiandien akcentus dėsit? Ar nežinom, buvo žemės pagrindimo užsieniečių klausimas šiandien, kas aktualu? Turbūt tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje dabar aktualus yra Ukrainos klausimas. Tikrai mes išreiškiam paramą mūsų broliam, kurie kovoja tikrai prieš labai didelę agresiją, prieš labai didelį pavojų. Ir tikrai, duok Dieve, kad mums netektų šitaip kariauti, bet paremti, palaikyti mes privalome. Ir, kaip čia pasakyti, nebandom mes gadinti šventės, jeigu taip galima sakyti. Nes tikrai, jeigu kalbėsim apie tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, tai ten tikrai liūdna ir baisu, kas vyksta. Tačiau, mes ir švęsdami galim kažkaip tai palaikyti, kažkaip tai turėti juos mintise ir
Na, opozicija šito renginio iš Izraelio, kaip visą laiką priekaištauja dėl Ambrazevičiaus Brazaičio ir dėl šūkio Lietuva lietuviam. Ar šūkis Lietuva lietuviam skambės, ar kalbėjot kažką su dalyviais, ar bus plakatai su Ambrazevičiu Brazaičiu ir kaip tą kontroversiją bandot su jie kovoti ar net nebandot? Iš tikrųjų nėra čia su kuo kovoti, ta prasme yra keli marginalai iš Izraelio, kurie mėgina kažką tai, nežinau, demonstruoti ir gadinti šventę, bet tikrai jie negadina šventės, nes vienas iš jų turi labai šaunią barzdą ir žmonės labai vaikus veda prie jo fotografuotis, kaip prie Karabaso Barabaso. Tai iš tikrųjų jis netgi jau yra mūsų šventės irgi tam tikras akcentas. Tai mes tikrai džiaugiamės kiekvienais metais jį matydami, o jeigu rimtai, tai Ambrazevičius Brazaitis tikrai yra reabilituotas JAV teisininkų, tikrai Jungtinių Amerikos valstijų kažkokiu tai kolaboravimu su naciais neįmanoma apkaltinti ir šitas žmogus, aš manau, kad plakatas bus tradiciškai. Lietuva lietuviams irgi pilnas šūkis Lietuva lietuviams, lietuviai Lietuvai. Tai yra labai aktualu, ypač šituo geopolitiniu laikotarpiu. Tikrai mūsų įsipareigojimai tėvyniai ir tėvynės įsipareigojimai mums turi būti neatskiriami. Ačiū. Juliau, kaip signataras sveikinu su vasario 16 švente. Labai ačiū, kad atvažiavote į Vilnių, į Kauną mus, palaikyti šitos eitynėse. Aš ir Algės Kengolė rašiau, jūs žygiuokite ir raginau ir raginsiu visą laiką, kad jaunimas žygiuotų per vasario 16. Tai nepaprastai mūsų graži šventė. Ir tegu juodvarnės skraido, kurie nori, mes juos nekreipsim visai dėmesį. Lietuva, lietuviams, lietuviams!